galim oficialiai ir pradėti tada. Tai sveiki, mėly tinklalaidės žiūrovai ir klausytojai. Aš Tadas Ratkevičius, OEV.lt YouTube kanalo elektromobiliams skirto informacinio vedėjas, įkūrėjas ir apžvalgininkas. Ir noriu pradėti tokį naują formatą. Iš tikrųjų jau pradėjom su Žygimantu Mauricu, tai galima sakyti jau ir dabar tęsiam. Ir šiandieną turim neeilinį svečią. Aš labai džiaugiuosi, kad šitas žmogus, legenda, brūkšnelis, sutiko sudalyvauti šitam pokalbį, šitam pasivažinėjime ir papasakoti daug įdomių dalykų, pasidalinti paslaptimis apie elektromobilius, kurios girdi jisai naktim, nes elektromobiliai su juo kalba. Žmonės taip sako. Ir iš tikrųjų šiandien ne tik tai pasikalbėsim su Dainiumi Jaku. Sveiki. Bet taip pat ir išbandysim vieną naują elektromobilį, pakankamai naują, kurio dar iš tikrųjų Dainius prisipažino, kad nėra išbandęs vairuoti. Tai vat natūraliai matyt truputėlį apkalbėsim ir apie tai, kokie įspūdžiai apie Volvo EX30. Tai Dainiau, aš tave trumpai pristačiau, bet svarbiausia, kaip tu pats iš tikrųjų prisistatinėjai, nes žinau, kad kartais nemėgsti, arba keistai atrodo, kai čia mus vadina ekspertais, žinovais, nors pats save vadini entuziastu. Tai kaip iš tikrųjų yra? Tai tikrai vadinu entuziastu ir dažniausiai nemėgstu, kai vadina ekspertu, nes ekspertas, tai mano nuomonė, tada turi kaip jau universiteto pažymėjimą ar ten daktaro laipsnį toj srityje, tada tu esi ekspertas. Kai tu esi mėgėjas, tai tu esi mėgėjas arba entuziastas arba panašiai. Tai aš save vadinu entuziastu. Okay. Bet ar tu galvoji, kad yra daug Lietuvoje žmonių, kurie daugiau apie elektromobilius už tave išmano? Nes vienas dalykas yra, žinai, kad turi diplomą patvirtinantį, kad išmanai elektrą, bet vėlgi vien tik tai teorinės žinios, manau, kad šiais laikais ne visai užtenka jų, ar ne? O tai, kiek tu per visą savo bandymų laikotarpį esi išbandęs, patyręs savo kailių, manau, kad tikrai nėra labai daug žmonių, kurie turi tokį bagažą. Aš kaip tik sakyčiau, kad yra nemažai tikrai žmonių, galbūt jie nelabai viešinasi. Tai atitinkamai mes su tavimi esam kaip ir tie žinios skleidėjai, kuriuos mato. Ambasadoriai. Bet paprastai, kai kartais į parašytą straipsnį ar tą patį video tavo pamatai komentarą, supranti, kad žmogus supranta gerokai giliau tą temą, negu tu gilinėsi. Tai tikrai yra tokių žmonių, kurie supranta daug daugiau. Yra tie, kurie taiso elektromobilius, yra tie, kurie perdarinėja paprastus automobilius į elektromobilius ir panašiai, ir ten turi labai daug techninių visokių gilių žinių. Tai taip tikrai yra žmonių, kurie yra ekspertai. Galbūt ne tiek žinomi, kiek viešai besireiškintis, kiek mes. Tai aš už tai vadinuosi entuziastu, nes ne kartą esu komentaruose pamokytas, taip sakant, kad nesu toks jau ekspertas kai kur. Okay. Tai mes kaip bendrosios praktikos gydytojai, kurie viską, kaip sakant, po truputėlį žino, bet labai tinkamas įvertinimas. Jeigu lieptų išardyti bateriją ir sudėti atgal, tai liktų daug detalių matyti. Na, bateriją, aš manau, mes išardytume ir sudėtume, tai kaip sakant, galbūt ne tas, bet jeigu reikėtų elektronikos komponentus pasitaisyti, tada jau mūsų žinios būtų, kaip sakant, labai ribotos. Ja, bet aš manau, kad iš tikrųjų, žinai, tas mūsų ekspertiškumas arba tas entuziazmas, nes aš irgi, kai manęs klausia, kaip aš save vadinu, tai aš irgi labiau entuziastų vadinu ir gal netgi apsišaukeliu ambasadorium elektromobilio, ar ne save taip vadinu, bet iš esmės matyt nereikia tiek daug tų gilių žinių turėti tam, kad jas galėtum pasakoti ir skleisti tą žinią, kad vis dėlto elektromobiliai nėra kažkas, kas bus galbūt įdomu ir aktualu ir prieinama po, nežinau, 20-30 metų, bet jie ir dabar jau yra tikrai ta transporto priemonė, kuri gali lengvai nuvežti tave, ne tik tai nuvežti nuo A taško iki B, bet
ir labai patogiai ir labai smagiai. Aš manau, mes tokie labiau praktikai, kurie iš tikrųjų važinėja su automobiliais įvairiais, juos testuoja, bando. Ir aš asmeniškai tai esu tas kursuotojas po Europą elektromobiliais, tai labai ta tema yra man aktuali ir svarbi ir aš labai lyginu automobilius pagal tai, kaip jie važiuoja toli, nebūtinai Lietuvos atstumai. Tai man tie Vilniaus Palanga palyginimai, taip yra aktualūs ir įdomus lietuviškoje srityje, bet aš daugiau važinėju ne Lietuvoje. Tai man visiškai kiti prioritetai negu Lietuvoje žmonėms važinėjant. Tai kai klausia, kokį automobilį rinktis, tai pirmiausia klausia, ar jūs važiuojat Lietuvoje, ar jūs važiuojat į užsienį, ar planuojat keliauti. Ok, bet gal tada viską nuo pradžių. Aš tave seku ir žinau, tikrai dabar neprisiminsiu nuo kada, bet manau nuo tavo 100% elektrinio postų pradžios. Tai tikrai čia prieš kiek metus pradėjai postą? Prieš 8 metus. Tai va. Tai prieš tiek metų ir iš tikrųjų tai buvo tavo tie postai pirmas šaltinis žinių, iš kur pradėjau, kaip sakant, daugiau ir giliau domėtis elektromobiliais ir tikrai man buvo, kaip sakant, labai didelis įvykis, kai pirmą kartą susitikom prieš 6 ar 7 metus, dar prieš COVID senais laikais. Bet vis tiek, gal tu papasakok, nuo ko prasidėjo tavo domėjimasis elektromobiliais prieš kiek metų, nes ne veltui aš sakau, kad manau, kad tikrai tavo bagažas tų žinių, praktinių žinių yra tikrai didelis ir turi ką papasakoti ir pasidalinti. Iš tikrųjų, nuo vaikystės šiek tiek esu linkęs į konstravimą ir elektroniką, nors nieko panašaus su tuo nesimokiau, bet lankiau elektronikos būrelį, namuose laisvalaikiu lituodavau, tad elektra ir elektriniai komponentai turbūt, dėl to, sakau, bateriją galėtume išardyti, badau nesunkiai ir gal net neliktų tų detalių. Tai turiu patirties iš jau vaikystės su elektra ir elektriniais prietaisais, o elektromobiliai atsirado, dar atsimenu, kažkada tai tėvo užsakinėtuose žurnaluose sovietiniais laikais būdavo ten visokių tokių naujienų apie tai, kad užsienis kažkokias tai ten fantastiškas mašinas. Tai labai gerai atsimenu, kaip mašina iš Japonijos varoma vandeniu. Tai iš tikrųjų vandenilinis, tik tai turbūt vertimas buvo galbūt nelabai toks teisingas. Tai mašina varoma vandeniu, tada toks įspūdis iš vaikystės likęs, kad tose žurnaluose buvo parašyta. Ir šiaip alternatyvi energija man yra tas sritis, kur įdomi. Tai saulė, vėjas, aš domėjausi jau gana seniai. Pirmąją saulės panelę, kai dar pas mus čia nebuvo net pasiūlos, siunčiausi iš Amerikos DHL-ų. Tai, kaip sakant, buvo tokių įdomesnių patirčių. Ir prie to labai dera elektromobilių tema. Tai kai elektromobiliai atėjo į masiškumą, sakykime, nuo 2009-2010 metų, tada aš pradėjau domėtis. O kai tik pasitaikė pirmą progą įsigyti, tai tą ir padariau. Kelinti metai čia buvo? 16 metais. Ir pirmas tavo elektromobilis? Nissan Leaf. Nissan Leaf, ok, aš kažkaip įsivaizduoju, kad Tesla, bet prieš Nissan Ne, Tesla yra gerokai jau vėlesnis automobilis. Tesla atsirado stipriai vėliau po 4 metų beveik. Geras. Ir Leafą pirkai čia Lietuvoje, ar kaip ir dažnai mėgsti parsivarėjai iš užsienio? Leafą buvo turbūt dar, kadangi nebuvo jokios patirties apie elektromobilius, apie apskritai amerikoniškus automobilius. Šiaip pirkau iš Amerikos, bet pirkau jau Lietuvoje. Ok, supratau. Tai kokios patirtis, nes tuo metu prieš šitiek daug metų, kas įsigijo elektromobilių, tai matyt vis tiek buvo tokie labiau sadomazo, nes labai didelės, kaip sakant, ten pasitenkinimo ar kažkokios praktinės naudos tai nebuvo labai daug. Iš tikrųjų, kas man padėjo labai ir dėl ko galbūt prasidėjo mano rašymas į blogą, aš labai daug valandų sugaišau aiškindamasis, kas tas elektromobilis. Pirma nusipirkai ir... Ne, pirma pradėjau aiškintis, aš turbūt tokius 4 ar 5 mėnesius sėdėjau naktimis internete ir ieškojau tos informacijos, kad žinoti, ką aš perku. Galbūt to, aš šiek tiek pasigendu dabartiniuose jau klientuose, kurie perka tiesiog automobilį. Ir tada labai tokius, atrodo, elementarius klausimus užduoda, kur tu, kaip ir mano
mano asmeninė nuomonė, turėtum išsiaiškinti prieš pirkdamas tokį dalyką. Tai, ir kadangi tuo metu nebuvo jokios lietuviškos informacijos, tai automatiškai arba rusų kalba, arba anglų kalba ieškodavau ir versdavausi iš visų kitų kalbų, tam, kad suprasti, kiek tas elektromobilis yra man tinkamas ir ką aš iš jo gausiu, kiek aš galėsiu nuvažiuoti, kokiais greičiais, kur galėsiu įsikrauti, kaip galėsiu įsikrauti ir panašiai. Tai pirkdamas aš jau turėjau susidėliojęs nemažą Excelį su savybėm, kurių aš norėčiau. Ir labai gerai dar turbūt ir dabar raščiau tą Excelį, kur pirkau Leafą, turėjau visus skelbimus Autopliuso susidėjęs, nes tuo metu arba Leafą, arba Tesla galėjai pirkti. Tai Tesla kainavo kosmosą, tai automatiškai atkrito. O Leafus buvau susirašęs ir kiekvieno pliusiuką minusą atsirinkęs ir išsirinkau taip vat pirmąjį savo elektromobilį. Jį pirkau Šiauliuose. Šiauliuose tai automatiškai, kadangi pats gyvenu Kaune, tai apie 150 kilometrų yra atstumas. Ir man Šiaulių pardavėjas iš karto sakė, užsisakyk tralą, nes tu nedavažiuosi. Kad iš paskos važiuoti. Nu, ta prasme, tiesiog. Ne, jis iš karto sakė, tu iš Šiauliuose tau užsakysiu tralą, jis atveš tave namus. Nu, aš kadangi už labai nemažą paskolą pirkau tą Leafą, galvoju, blemba, čia reikia sutaupyti kažkaip. Ir galvoju, kad reikia bandyti važiuoti. Važiuoti, o po to, sustosiu ties Kaunu kažkur, tai automatiškai tada nuo Kauno tralas bus pigiau negu nuo Šiaulių. Tai čia tokia pirma kelionė buvo būtent, kai pardavėjas sakė, ne, tu tikrai nenuvažiuosi. Tai nuvažiavau ir sėkmingai iki Megos Kaune atvažiavau, kurią mes ką tik pravažiavom. Ir ten buvo viena iš Lietų stotelių pirmųjų Lietuvoje. Tai tralo nereikėjo? Ir tralo neprireikė, jo man užteko iki Megos ir tada, kaip sakant, prasidėjo ta visa elektromobilių istorija. Bet vis tiek tu pirkai dėl įdomumo, tam, kad patirti kažką daugiau, sužinoti, ar vis dėlto tai buvo irgi apgalvotas pirkinys, kad taip, tai automobilis, kuris toli nenuvažiuoja, taip aš su juo važinėsiu tik mieste, man to užtenka, ar vis dėlto tai buvo, kad noriu išbandyti, noriu būti vienas pirmųjų ir, kaip sakant, šitoj vietoj. Išbandyti taip, vienas pirmųjų turbūt ne, nes vis tiek jau buvau, nežinau, ar 200 ar 300 vartotojas Lietuvoje. Už kur, žinai, tuo metu skelbė duomenys? Tiesiog buvo, man atrodo, registracijos kažkaip tai gana vieša informacija, kiek buvo elektromobilių Lietuvoje registruota, tai ten neatsimenu tiksliai, bet panašiai apie 200 buvo jau registruotų. Tik 200-asis buvai, ne? Jo, tai tikrai buvo žmonių, kas pradėjo anksčiau, buvo tokių, kas pasigamino elektromobilius anksčiau, gerokai anksčiau, dar iki net Leafo pradžios. Tai taip sakant, tikrai nebuvau pirmas, bet tuo metu pamačiau, kad yra labai didelis vakuumas informacijos. Nes pačiam teko, kadangi labai daug informacijos to susirinkti ir tos informacijos labai trūko lietuvių kalba, tai kažkaip paskatintas žmonos, sako, tu gal nori parašyti apie tą savo patirtį, tai vat ir prasidėjo mano blogo rašymas. Natūraliai, kad padėti žmonėm, kurie renkasi lietuvių kalba. Nes ne visi skaito angliškai, ne visi skaito rusiškai, ne visi moka ieškoti. Tai tiesiog, kad paprasčiau pateikti informaciją praktinę, realią pagal savo patirtį, ne tą pagražintą, kurią pardavėjas tau pasakys. Ir ją pasidalinti tiesiog. Tai po Leafo kas paskui sakė, kiek iš vis turėtų elektromobilio? Dabar jau sunku suskaičiuoti būtų, aišku. Iš tikrųjų, kadangi vienu metu šiek tiek pradėjau pardavinėti elektromobilius, kaip šalia tokio pardavimo hobį, tai tų elektromobilių kieme tikrai labai daug jau yra buvę. Bet tuos, kuriuos aš skaitau kaip savo automobilius, tai po Leafo buvo Ioniqas. Ilgai, kad aš su juo važinėjau. Turbūt meluoju. Ioniqas buvo, bet jisai buvo nupirktas už labai nedidelius pinigus po avarijos. Ir jis labai ilgai remontavosi ir aš ardžiau tą bateriją. Ir kelis kartus ardžiau tą bateriją. Ir jinai buvo surinkta ir po to važiavo. Tai iš tikrųjų antrasis automobilis buvo Kia Soul. Kaladėlė. Taip, kaladėlė ir Kia Soul, kadangi mėgstu šiek tiek su elektromobiliais kokią vis nesąmonę padaryti, tai Kia Soul nupirkau Prancūzijoje ir čia buvo turbūt 17-18 metai. Parvažiavau
17 parvažiavau su ją iš Prancūzijos į Lietuvą. Wow. Su žmona ir mažu vaiku ekipaže. Labai džiaugiasi šeima tikriausiai, ne? Nereikės stumt išlipus? Netoli buvom to. Krovėmės pas vieną elektromobilių entuziastą Lenkijoje namie iš rozetės naktį. Tai buvo ir taip. Teko laužti prie vieno prekybos centro Lenkijoje spintelę, kuri plakšėrė buvo pažymėta kaip kroviklis, bet dėja buvo užrakinta. Ir nieks apie raktą idėjų neturėjo, tai teko laužtis, nes kitų variantų nebuvo. Tai ta kelionė tokia įdomi, yra iš tikrųjų mano blogė aprašyta visos 5 dienos, kiek mes važiavome iš Prancūzijos. Tai su detalėm visom, tai kam įdomu pasiskaitysit, o šiaip tai tikrai buvo, iš dabartinio požiūrio, kai žmonės sako, čia į Palangą sunku nuvažiuoti su elektromobiliu, tai aš visą laiką galvoju, tai jūs gal eikit, paskaitykit, pažiūrėkit, kaip buvo prieš kelis metus. Ir tai, kad čia nuvažiuojat ir prie stotelės palaukti reikia 15 minučių, tai... Geras, bet iš karto, žinai, tie kurie dabar paklausys iki šitos vietos ir sakys, tai aišku, niekas čia nepasikeitė, kur čia 5 dienas važiuoti, čia tikriausiai tiek užtruksiu ir iki Palangos iš Vilniaus nuvažiuoti, tai jaučiasi tas skirtumas, kas buvo prieš tuos 7 metus ir dabar važinėja irgi Europai. Aš pakankamai nemažai kursuoju iš Vokietijos, nes Perekupo natūralus kelias yra nupirkti mašiną Vokietijoje ir ją parvažiuoti arba parsivežti ir parduoti. Ir aš jų daug esu parvairavęs pats. Ne vien dėl to, kad kaina yra tralo pakankamai nemaža šiuo metu, bet ir ta asmeninė patirtis auga su tais skirtingais modeliais, kuriuos tu gali išbandyti tai 1500 kilometrų kelioniai. Tu labai greit matai pagreitį, taip sakant, įkrovimo stotelių pagerėjimą, matai tų pačių elektromobilių pagerėjimą, lyginant su ta pačia ilga kelionė iš Prancūzijos. Tai tiesiog patirtis tai yra. Tai aš dabar, aišku, važinėju visai kitais atstumais. Važinėju į Ispaniją su elektromobiliu, tai automatiškai gaunasi 3500 kilometrų į vieną pusę. Tai yra 3 dienos. Tai jeigu mes lyginame, kad aš iš Prancūzijos ten beveik 2000 kilometrų važiavau 5, tai dabar važiuojam 3500 ir taip neįsitempiam, ta prasme, normaliai su nakvynėm, su viskuo. Bet jeigu taip žiūrėt, važiuoti tą patį atstumą, tą pačią kelionę su degalais varomu automobiliu, ant kiek jinai būtų trumpesnė, jeigu ten, vėlgi, nedarai ekstremalių važiavimų per naktį 24 valandas. Ar tikrai, kaip daugeliui matyti nesusidūrusiu, atrodo, kad elektromobiliu, tai čia dvigubai ilgiau užtrunka? Ne dvigubai, bet trečdaliu. Tai, sakykime, jeigu kelionė jūsų yra 16 valandų pagal Google žemėlapį, tai grubiai užtruksi 24 valandas. Taip, plius minus, vėlgi. Greitai įsikraunančių elektromobilių mažiau, lėtai įsikraunančių elektromobilių ilgiau, eilės bus prie stotelės ilgiau ir atitinkamai, tai tų sąlygų visokiausių yra kamštyje, galit stovėti su bet kuriuo automobiliu. Nesvarbu, ar tai elektrinis ar ne. Tai tikrai gali būti visaip, o dabar galiu pasakyti taip, iš Vokietijos, paskutinis mano parvažiavimas su Ioniq 5, 1600 km užtruko 19 valandų. Tai manau, kad tai yra tikrai, palyginus su tom senom kelionėm, tai yra labai geras rezultatas. Bet vėlgi vienas dalykas, ką aš manau verta irgi paminėti, kad tų ilgų kelionių, arba tų važinėjančių į užsienį dažnai ir kad jiem tikrai reikėtų tų automobilių, tų elektromobilių, kurie gali daug važiuoti ir ilgai. Nėra daug tų žmonių, tai iš esmės matyti irgi nereikia susikoncentruoti, nes ką aš pastebiu, kad žmonės Lietuvoje apie Vilnių Palangą kalba, kad jeigu man negaliu nuvažiuoti be sustojimo, tai čia visiškai nesąmonė yra, arba kad jeigu aš negaliu panorėjęs ryte atsikelti ir nuvažiuoti į Berlyną išgerti kavos, nesustojęs, tai čia irgi man dar per anksti yra, bet realiai to tikriausiai nereikia. Bet, jeigu yra toks poreikis, kad pakankamai dažnai vyksti į užsienį, koks dabartinis modelis, manai, geriausia būtų tokiom ilgom kelionėm? Jeigu važiuojate į Europą, yra tik vienas atsakymas, tai vadinasi Tesla. Deja, bet esu tikrai išbandęs įvairiausių automobilių.
rugpjūčio mėnesį bandysiu paneigti tą savo nuomonę su Volkswagenu, bet iki šiol, kiek yra tekę važiuoti ilgais atstumais ir tiek mano, tiek žmonos nuomonė, Tesla, kaip čia, hands down, tiesiog yra taip, kaip yra. Kelionėse yra vienintelis pasirinkimas. Ok, bet vėlgi Teslos nėra tos, kurios turi didžiausias baterijas ir nėra tos, kurios greičiausiai kraunas. Tai taip. Kodėl vis dėlto toks? Tokioj tolimoj kelioniai, ypač tiem, kas mažiau patyrė, yra daug svarbiau kiti dalykai, tokie kaip kelionės planavimas, kaip prieinamumas įkrovimo stotelių, jų rodymas, planavimas pačiam navigacijoje ir panašiai. Tai, sakykime, ką Tesla daro jau labai seniai, tiesiog tu pasirinki tikslą ir tau sudėlioja visą įkrovimo maršrutą pakeliui. Tai, sakykime, mes Vilniuje įsėdę į Teslą galėtume paspausti Ispanijos Madridą ir sakytų, tu važiuosi ten, stosi ten, stovėsi maždaug tiek minučių, tada važiuosi ten, stosi tiek ir panašiai. Tai visą kelionę sudėlioja, tau nereikia galvoti. Dabar vėlgi aš paskutinį, kaip sakau, kelionę su Ioniq 5. Ioniq 5 turi kažkokį tai planavimo įrankį, bet jis yra taip toli nuo realių sąnaudų ir nuo realybės tos, kur ar veikia stotelė, neveikia, ar jinai laisva, nelaisva ir panašiai. Nieko panašaus. Tai taip, aš iš patirties jau žinau mintinai tas stoteles, kadangi ten dažnai važiuoju. Tai man viskas yra daug paprasčiau, nes aš mintinai žinau, kiek kilometrų liko iki tos stotelės ir maždaug pagal patirtį žinau, kiek man reikės tų procentų nuvažiuoti. Bet jeigu žmogus, kaip aš sakau, perka šiuo metu automobilį ir jį renkasi kaip elektromobilis, kaip vienas iš pasirinkimų, tai daug paprasčiau bus važiuoti su Tesla, bet vėl, kaip ir tu minėjai, tų tokių važiuojančių ilgas kelionės su elektromobiliu turbūt yra, vienetai. Tai važiuoti galima su visais, su vienais greičiau, su kitais lėčiau, o jeigu norite patogios kelionės, komfortiškos ir nereikėtų, kad galvot kiekvieną kartą, kur čia, kaip stoti, tada Tesla. Ok, tai Tesla dėl ko yra gerai, kad, kaip tu sakai, jie turi ir savo kroviklių tinklą, ar ne? Jie turi tikrai gerą softą, nes aš kaip ir sakau, kad Tesla tai realiai nuo iPhone'as ant ratų, nes tikrai manau, kad vis dar jie yra pažengę į priekį lyginant su visais kitais gamintojais šitoj vietoj softo. Bet vėlgi, ar tikrai tas pats Hyundai'us, ar ne, iš tikrųjų jisai gali krauti žymiai greičiau. Baterijos kai kurių Hyundai'ų, man atrodo, irgi ten gali būti ir didesnės. Tai ko trūksta, kad to vis dėlto experience'as būtų labai panašus ar netgi geresnis negu Teslas? Aš manau, kad didžiausia problema yra taip kaip iPhone'as prieš Androidą. Androidas yra sistema, kuri diegiama į bet kurio gamintojo mobilų telefoną. Tai reiškia, gamintojas gamina arba tik hardvarą, arba tik tai vardą turi, kažkur hardvarą nuperka. Tai su visais automobilių gamintojais kaip yra renkamos mašinos. Tiesiog yra Continentalis, yra Bosch'as, yra visi kiti tiekėjai, Valeo ir panašiai, kurie vadinami Tier 1 supplier. Ir jie yra gaminantis komponentus, iš kurių susirenka mašina. Ir tada, reiškia, gamintojas surenka tą mašiną, padaro dizainą ir ją pardavinėja. Ir jai padaro softą. Tai jie jau gauna komponentus, prie kurių prieimo labai neturi daug. Yra tam tikros funkcijos, kurios yra apibrėžtos ir viskas. Tai labai paprastas pavyzdys. Tesla neturi lietaus daviklio. Tai yra, probleminė dalis, iš tikrųjų, Musko sprendimas ar pačios Teslos toks gana keistas. Ir dabar turi problemų su, reiškia, identifikavimu lietaus, o mes dabar važiuojam per lietų ir Volvo mums netrukdo važiuoti, nes puikiai veikia lietaus daviklis. Tesla lietaus daviklio neturi. Bet, kadangi jie turi visą kontrolę savo to hardvaro, jie yra suprogramavę, kad kamera, kuri stebi kelią, žiūri, kiek yra lietaus lašiukų ir pagal tai reguliuoja valytuvus. Tai va čia pavyzdys iš Teslos, kad galima iš funkcijos, iš nenumatytą funkciją pritaikyti kamerai, kaip dabar Tesla Vision daro, lygiai su tą pačią kamerą. Tai, o kitas pavyzdys, iš to paties Hyundai'aus iš paskutinės kelionės, Ioniq 5 iki 22 metų vidurio maždaug neturėjo baterijos pašildymo. Tas yra labai aktualus dalykas, kad Tesla turi vėlgi labai seniai. Baterijos pašildymas leidžia jam greičiau įsikrauti.
Tai neturėjo baterijos pašildymo, nuo 22 modeliai jau turi ir ekrane šalia baterijos, reiškia, indikacijos atsiranda tokia kaip spiralė pašildant, kada jinai šildoma. Tie modeliai, kurie iki 22 vidurio, tos spiralės neturi ir, atrodo, LCD ekranas, ne, kaip ir gali bet ką atvaizduoti, nemoka atvaizduoti tos spiralės. Ta prasme, kaip mąstymas pas gamintoją toks pats, kaip buvo spidometro laikais. Jeigu ten lemputės, spiralės nėra, tai mes įdėti jos negalime. Tai dabar pasirodo, dega, pastebėjau šitam paskutiniam softo atnaujinime, Hyundai'is buvo būtent 21 metų 5, dega žvaigždutė, kuri būna prie šaltos baterijos. Nes jinai buvo numatyta kuriant mašiną, o spiralė ne. Ir viskas. Ir atrodo, toks obvious dalykas, ta prasme, suprogramuok ekrane rodyti spiralę. Ne. Bet čia labai panašiai irgi mano patirtis yra, nes aš ID4 nusipirkęs, kur nebuvo baterijos to prekondišinimo, ar ne, nebuvo pašildymo ir išėjo update'as iš karto po kelių mėnesių, kai aš gavau. Jau naujas ekranas, naujas softas visiškai, bet visi kiti viduriai, baterijos komponentai visi tie patys. Ir jau jie turi. Ir aš kalbėjau su Volkswagenu ir klausiu, tai jeigu viskas ten tas pats, tai ar jūs padarysit? Sakė, teoriškai įmanoma, bet praktiškai didelis klausimas, nes tai būtent ir yra programavimas, palaikymas seno jau softo, kuris buvo vis dar naujas prieš metus, jau jis yra senas. Ir ten klausimų yra būtent tokių paprastų. Ta prasme, techniškai įmanoma, bet investuoti laiko ir pinigų matyti niekas nenori. Volkswagenas su softu turbūt, aš kadangi dirbu pagrindinį darbą šiek tiek nuo elektromobilių kitoj pusėje, pardavinėjo programinę įrangą ir Volkswagenas yra vienas iš klientų. Tai jie turi tokią kompaniją Cariad, kuri kaip tik būtent gamina visą softą už daug milijardų ir ta kompanija realiai prastai. Su ta kompanija yra prastai, nes vėlgi naujausi Audi modeliai naudoja netgi ne Cariadą, į kurį Volkswagenas investavo N milijardų turbūt, o naudoja Google. Tai tiesiog parodo, kad klasikiniai gamintojai nelabai susitvarko su softu. Ir kaip tu minėjai palyginimą Teslos su kitais automobiliais, tai aš panašiai skaitau, kad Tesla yra kompas ant ratų. Kompas yra labai geras, ratai po truputėlį tobulėja. Taip, tobulėja, bet jie tikrai turi problemų ir todėl Tesla tai nėra toks geris, kaip visiems atrodo turbūt. O kitas automobilis, kad ir tą patį ID paėmus, yra ratai su dalies kompo integracija. Ratai yra geri, nes yra patirtis ilgametė ir visa kita. Tie standartiniai vairavimo dalykai yra vairuotojai sukurti geriau negu Teslai daug kas, bet softas yra labai toli nuo to. Tai Tesla labiau yra softo kompanija negu tai yra automobilių kompanija. Grįžtam prie Teslos, ar ne, kad iš tikrųjų, kai mes rinkomės elektromobilį, irgi Tesla Model Y buvo vienas iš tų variantų, kurį tikrai svarstėm, nes tikrai jo charakteristikos, sąnaudos ir visa tai, ką jie daro su softu, yra įspūdinga, bet pagrindinė priežastis, dėl ko mes kažkaip susilaikėm, buvo būtent serviso nebuvimas vietoje. Žinau, kad tavo patirtis, experience'as su Tesla servisu yra įdomus. Tai ką tu manai, ar čia iš tikrųjų kliūtis lietuviam pirkti Tesla ar ne, tam, kad dėl to, kad nėra vietoje aptarnauja? Aš manau, kad tai yra didelis minusas. Mano pažintis su Tesla prasidėjo ne nuo mano Teslos, o nuo durnos galvos elektromobilių grupėje Facebook'e, netgi ne elektromobilių Teslos grupėje Facebook'e, pasisiūlius nuvežti sugedusią Teslą į garantinį remontą į Berlyną. Nes tuo metu servisas buvo tik Berlyne, neturėjom dar tuo metu serviso Varšuvoje ir žmonės, kurie Lietuvoje jau važinėjo Teslą, važiuodavo į Berlyną, imdavo atostogas, važiuodavo į Berlyną darbo dienom remontuotis mašinos. Tai kažkaip toks ponas Tomas Jančys, kurį kai kas pažįsta iš Dakaro važiavimo, jisai turėjo Teslą ir po vienu jo Teslos komentaru apie tai, kad važiuosi į Berlyną į servisą,
Aš pasisiūliau nuvežti. Šiaip pasisiūliau Jakob, o jis sako, okei. Aš turbūt niekad nebūčiau pagalvojęs, kad žmogus gali leisti duoti savo Teslą kažkokiam svetimam, nepažįstamam žmogui, mes tikrai su juo nebuvom pažįstami, važiuoti į Vokietiją, kas yra į Berliną 1000 km. Tai istorija labai paprasta, su to pačiu Kia Soul nuvažiavau iki Vilniaus, palikau Tomo garaže, pasiėmiau Teslą ir su šeima išvažiavom į Berliną taisyt mašinos. Tai servisas, kaip sakant, iš vienos pusės taip blogai, kad buvo tenai, iš kitos pusės tai yra mano pirma patirtis su Tesla, būtent su servisu susijusi, nes važiavau į servisą taisyti ne savo Teslos. Tai servisas yra labai svarbu, dėl to, kad nėra serviso, labai brangus yra kasko draudimas, nes didelio avarijos atveju arba tiesiog gedimo elektronikos, kurio nesugeba taisyti labai čia kažkaip paprastai vietoj, tektų vežti antralo į servisą, kuris dabar artimiausias yra Lenkijoje, Varšuvoje. Tai atitinkamai Tesla, kai perki, reikia pasižiūrėti visada kasko kainą, kuri yra tikrai labai didelė. Ir pasižiūrėti tai, kad servisas yra Varšuvoje ir dėl bet kokio gedimo, kas yra garantinis, teks važiuoti po 800 km į priekį į Varšuvą ir atgal, aukoti darbo dienas, nes servisas nedirba savaitgaliais ir atitinkamai turėti tokių nepatogumų. Tai tikrai yra minusų, bet vėlgi, man, kadangi aš kursuoju po Europą, tai aš Ispanijoje turiu servisą gerokai arčiau negu turiu Kaune. Tai nėra ta didelė tokia problema, dėl to aš turiu tą Teslą pateisinimą, kodėl aš ją turiu. Bet kaip aš sakau, Lietuvoje turbūt, jeigu tai nėra susižavėjimas tik ženkliuku, tai Teslas reikėtų nepirkti. Mano nuomonė. Bet tavo vėlgi iš postų prieš gerus metus ar daugiau, jau dabar neprisimenu irgi kiek tavo Tesla praleido servise laiko Varšuvoje, tai vėlgi gal čia toks labiau išimtis iš taisyklės, negali sakyti, kad čia visos Teslos taip blogai ar taip ilgai tvarkosi, bet tavo Tesla kiek prastovėjo servise? Realiai aš Teslos turėjau nuo birželio, jeigu tai paėmus, iki spalio galo. Tai taip, tikrai ne kiekvienam tai pasitaiko, yra geresnių patirčių ir blogų. Šiaip vidutiniškai Teslos serviso vertinimas yra prastas. Labai įdomi nuomonė, iš tikrųjų, aš kažkada šnekėjau su Lenkų serviso vadovu, kurį jau pažinau nuo tos pirmos kelionės į Vokietiją. Tuometinį, tai jisai mokėsi Vokietijoje, po to buvo serviso vadovas Lenkijoje. Tai sakė, Tesla nemoka pinigų. Tiesiog tu turi tikėti tuo brandu ir tas tikėjimas tau turėtų duoti pasitenkinimą dirbant Teslai. Ir atitinkamai tu negausi didelės algos, bet tu turėsi pasitenkinimą, kad tu dirbi kompanijoje, kurią tu myli, vertini ir panašiai. Tai yra dalis entuziastų, kurie tikrai tokie atėjo ir tiki Tesla ir gali už tos nedidelius pinigus dirbti ir būti patenkinti, bet didžioji dalis yra studentai arba be patirties žmonės, kurie paimti dėl to, kad jie tiesiog pigus. Tai tikrai yra sudėtinga, yra išimčių, yra lietuvių dirbančių servisuose Teslas, pavyzdžiui, Norvegijoje, tikrai ne vienam, labai ačiū vienam iš lietuvių, kuris konsultavo mane baterijos keitimo klausimais, kai man tas Tesla stovėjo Varšuvoje ir ne tik Varšuvoje. Tai tikrai yra išimčių, bet šiaip bendrai paėmus servisas prastas. Iš vienos pusės dėl to, kad žmonės pigus ir nelabai yra patirties. Iš kitos pusės yra labai nustatyti griežti procesai. Jeigu tam procese klaidos neišmetė, tai jie nieko daugiau netikrins. Nors tu akivaizdžiai žinai ir jau matai, kad yra problema. Tiesiog yra procesas A, darom A. Jeigu yra procesas B, darom B. Išimčių nėra. Ta prasme, galvoti, tokių kaip pas mus meistrai įpratę automobilių, sukurti kažką, pakeisti, padaryti, ne. Ten nėra vietos tavo fantazijai. Bet čia yra specifika Teslos. Ir kas yra didelis minusas, kad Tesla neleidžia kitiems servisams oficialiai remontuoti ir gauti dalių. Tai oficialaus serviso mes, pavyzdžiui, Lietuvoje neturim, tai arčiausiai, kas oficialus yra Vilniuje šiaip servisas, kuris gauna kažkokiu tai būdu pasirūpinę dalių tiekimu, bent jau. Tai jau yra didelis pliusas, nes šiaip Tesla dalių neparduoda.
jokių būdų nepagalvokit, kad mes, kaip sakant, bandom atkalbėti nuo Tesla, ar kad mes, kaip sakant, Tesla heiteriai, tikrai ne. tas, kuris važinėja 4,5 metų su Tesla, sako, nepirkite. Gal negali parduoti, žinai, niekas neperka, dabar visiškai sustoja visi elektromobilio pirkimai, bet mes tik tai norim, kad jūs įsivertintumėt vėlgi visus niuansus, nes būtent tos neigiamas patirtis įsigijus elektromobilį, ypač, ką Dainius irgi sako, nepasidomėjus iš anksto, irgi ateina dėl to, kad turi kažkokį tai įsivaizdavimą, kaip turėtų vykti viskas, o pasirodo realybėje yra truputėlį kitaip. Tai su Teslom tikrai puikus elektromobiliai, tikrai daugeliu vietų yra pranašesni negu konkurentai, bet dėja Lietuvoje yra tam tikri niuansai, kuriuos reikia žinoti. Ir viskas gerai, jeigu elektromobilis negenda, nes taip ir turėtų būti. Elektromobiliai yra bent 100 kartų mažiau judančių detalių lyginant su vidaus degimo, tai ten tikrai yra mažiau kam gesti, bet jeigu vis dėlto suges, tai įsivertinkit, kad gali būti šiokių tokių problemyčių. Bet kalbant apie iš tikrųjų pardavimus, ar ne, ir tai, kad kas dabar vyksta su elektromobilių rinka ir panašiai, daug antraščių apie tai, kad elektromobilių burbulas jau sprogsta arba arti sprogimo, kad čia visi suprato, kad elektromobiliai vis dėlto nėra ateitis. Netgi mačiau šią savaitę straipsnį Lietuvos kažkuriam tai dienraštį, kad daugiau kaip pusė elektromobilių turėtojų norėtų grįžti ir sako, kad tikrai nebepirks elektromobilių. Man iš dalies ir juokinga ir graudu tokius straipsnius skaityti. Aš kol nepamiršau, įsiterpsiu, nes būtent tas straipsnis yra vertimas amerikoniško straipsnio, kuris buvo parašyta, kad Amerikos vartotojai 50% pirkėjų elektromobilių nebenori elektromobilio. Lietuva išsivertė, bet tą esminį žodį Amerikos pamiršo. Tai, taip, mūsų, kaip sakant, čia yra kita turbūt labai plati tema. Mūsų automobilių žurnalistai Lietuvoje, didžioji dalis yra, kaip mes visi vadinam, benzingalviai. Ir tie benzingalviai tiesiog radę straipsnį apie elektromobilių kokį nors neigiamą, būtinai jį spausdins ir dar padarys kokią antraštę, kuri, atsisako elektromobilių. Tai yra taip, kaip yra, bet yra tikrai ir pokyčių į tą ir vieną, ir į kitą pusę, priklausomai nuo šalies, nuo visokių kitokių sąlygų. Aš kaip tik šį rytą mačiau straipsnį, buvo Fully Charged, tai Britų reiškiasi irgi programa, kuri apie elektromobilius kalba, ir jie darė savo tyrimą, apklausą savo vartotojų. Ir ne tik tai Didžiojoje Britanijoje, bet visam pasaulyje atsakinėjo, ten virš 9000, man atrodo, buvo atsakymų, kiek pamenu. Tai 93% elektromobilių turėtojų pasakė, kad patenkinti savo elektromobiliais ir kad tikrai nebegrįš į vidaus degimo variklius. Tai matyt vėlgi, galbūt nėra taip gerai, kad tikrai 9 iš 10 labai patenkinti ir negrįžtų, bet aš manau, kad tas skaičius gal kokie 8 iš 10 turėtų būti, bet tikrai nėra taip blogai, kaip ir visi sako. Bet vėlgi, kaip tu manai, Dainiau, dėl ko vis dėlto yra tas pučiamas burbulas? Galbūt, kaip tu sakai, antraštės skambios, kad tik tai būtų, kaip sakant, tie paspaudimai, bet labai kai kurie tendencingi būna, vėlgi, žinutės ir panašu, kad daugiau to negatyvo ir negu kad pozityviai visi žiūri dabar. Tai dėl to Fully Charged, tai automatiškai Fully Charged yra į elektromobilius orientuotas, kaip čia, media outletas, pavadinkim taip, nes jie turi ir YouTube ir visokių kitokių šaltinių, tai jų apklausa galbūt yra šališka. Galbūt ta kita apklausa, kur 50% apklausinėjo tik tai irgi tam tikrą auditoriją, kuri irgi yra šališka, tai mes nežinom šito. Bet iš principo aš turiu pažįstamų, kurie Lietuvoje nusipirkę elektromobilį, grįžo prie ne elektromobilio dėl labai paprastų priežasčių. Ir aš visą laiką paklausiu, jeigu žmogus važinėja, pavyzdžiui, dirba vadybininko, gyvena Vilniuje, klientai visoje Lietuvoje ir kiekvieną dieną įsėda į automobilį ryte ir važiuoja. Tokiam elektromobilis netinka.
tikrai netinka, patikėkit, turėsit galvos skausmą, vargsit, kad ir koks aš būčiau elektromobilio entuziastas, tai tą patį sakau. Jeigu važiuojate į užsienį ir nesate toks išprotėjęs kaip mes su Tadu, važiuokit su dizeliu, bus paprasčiau, greičiau, pigiau ir visai kitaip. Tai vėl kažkaip keistai turbūt skamba iš elektromobilisto lūpų, bet taip yra. Aš pripažįstu, kad kai kuriuose sąlygose vidaus degimo variklių varomas automobilis yra tikrai pranašesnis. Tam pačiam kelionė į Ispaniją, mano draugai dabar nuvažiavo į Ispaniją, kaip tik aš važiuosiu po savaitės iš Ispanijos ir jie sugaišo 2 dienas, aš sugaišiu 3. Labai paprastas pavyzdys. Reiškia, aš sugaišiu dieną daugiau ir vakar kaip tik mes diskutavom, jis, kadangi elektros įkrovimo tinklo vadovas Lietuvoje, tai vėl labai artima tema ir jisai sako, man ta para yra svarbu. Viskas okei. Todėl ir sakau, tolimom kelionėm, arba jeigu kursuojate po Lietuvą, arba galų galiai tą pačią Palangą važinėjate vos ne kasdien, tikrai pirkite benziniuką paprastą arba dizeliuką. Vienas įdomus faktas, irgi dabar šiek tiek irgi pertrauksiu tave, kad aš kiek girdėjau, kiek kalbėjau su dileriais ir tie, kurie irgi mato visus tos pardavimus elektromobilių, kad visi tikėjosi, kai įmonėm duos PVM lengvatą iki 50 000 eurų pirkti elektromobiliam, kad čia pasipils įmonių, reiškiasi, flytai, bus elektriniai ir taip toliau, bet viso to nevyksta. Bet ar tu nemanai, kad tai yra dėl to, būtent, kad įmonių flytiniai automobiliai, elektromobiliai neturėtų būti, nes jeigu tu turi valdišką automobilį ir tu kiekvieną dieną važinėjai su juo kelis šimtus kilometrų, tai būtent ta patirtis ir nebus tokia, kokios tu galbūt norėtum. Tikrai taip. Yra flytų, kurie važinėja tuos atstumus didelius, yra tie, kurie važinėja nedidelius atstumus, bet vis tiek turi flytą. Tai yra tikrai įmonių įsigijusių, žinau, kad ir Škoda, Kodiakus, Eniakus, atsiprašau, ir panašiai. Tai yra tokių įmonių, kurios nusipirko tos flytus. Bet vėlgi, jeigu tu žiūri į kainą elektromobilių, iki 50 000 turime, bet tai nėra tokie labai didelis pasirinkimas ir ypač jeigu nori kažkokio toliau važiuojančio, kuris jau atitiktų to vadybininko galbūt poreikį važiuoti didelius atstumus ir ilgai ir dažnai, jis automatiškai kainuoja daugiau negu ta PVM riba dažnu atveju. O kitas dalykas, reikia ir vadovo, kuris suprastų, ką daro, kad ne tik elektromobilio reikia ir įkrovimo, reikia ir ypatingai opius klausimus Lietuvoje yra įkrovimo kompensavimas. Nes tą patį klausimą per elektromobilių varžybas kelia vos ne kiekvienais metais jo organizatorius Darius Grimbergas, kai ateina į ministerijos stovę, tai kada galėsim apskaityti taip, kaip kur apskaitomi elektromobilių elektrą. Aš kraunuosi namuose, kaip apskaityti įmonės mašinai elektrą. Nėra sprendimo. Tai automatiškai yra tokių trukdžių, kurie tą įmonės flytą kol kas dar mums trukdo įsigyti. Tai jeigu prakalbam apie valstybės paramą ir tai, ką turėtų ir neturėtų daryti, tai ar manai, kad Lietuvoje pakankamai ministerijos vyriausybė daro, kad vis dėlto pasiekti tos planus, kurie tikrai yra pakankamai ambicingi, pasakykim taip, ir ką turėtų daryti kitaip, nes Lietuva iš tikrųjų viena iš netiek ir daugelio tų šalių, kurie vis dar remia elektromobilius ir kurie naudoja tas pakankamai neblogas paskaitas. Čia vėlgi tas, kaip tu sakai, viena iš nedaugelio šalių, tai yra mūsų turbūt spaudos labiau kurtas mitas, nes tai nėra viena iš nedaugelio šalių. Turbūt mes, kadangi visada žiūrime Vokietiją ir Vokietija, kadangi panaikino lengvatas, tai mes nusprendėm, kad visi panaikino lengvatas. Ne, toli gražu. Ispanija duoda 7 000 automobilių, jeigu tu keiti seną automobilį, elektromobilį. Tai patikėkit, yra. Vokietija davė labai ilgą laiką, 6 000 plus gamintojas 3 000, tai yra gerokai didesnė parama negu mes gauname. Tai nesilyginkime su Vokietija. Vokietijoje tiesiog yra tokia situacija dabar, kad ekonomikoje atsirado skylė ir ta skylė nusprendė patenkinti tos visokias lengvatas sumažinti. Bet matyt visi lygina ir dar su Latvijos Estais, man atrodo, nei Latvijai, nes tai neturi. Dėl Latvijų ir Estų tikrai negaliu pasakyti, aš kažkaip artimiausios kaimynais mažiau domėjausi, bet man su PVM lengvata pas Latvijos yra seniau negu pas mus, bet galiu klysti, nesupykit. Tai tikrai yra Ispanija, yra Prancūzija, kur yra milžiniškos nuolaidos vis dar.
galiojančios. Tai ta prasme... Bet kiek reiktų tada tos nuolaidos, ar ko reikėtų, kad vis dėlto tas proveržis įvyktų? Nes vis dėlto, nepaisant to, kad visi kalba apie tai, kad infrastruktūros neužtenka ir taip toliau, vis tiek pagrindinis dalykas, dėl ko visi neperka, tai yra kaina. Aš manau, kad tos nuolaidos iš dalies buvo meškos paslauga gamintojams. Nes tiesiog tu galėjai kaip gamintojas užsidėti didesnę kainą, nes žinojai, kad valstybė kompensuos dalį, ir tada pasakyti, automobilis brangus, bet tu gausi kompensaciją. Realiai aš nuo senų laikų sakydavau, paimkim Golfą elektrinį ir Golfą ne elektrinį. Kainuodavo Golfas 20 000, iki 20 000, elektrinis kainuodavo 40. Tai reiškia, paimkim Golfą, išmeskim šio variklį, kuris kainuoja, grubiai sakinkim, ten 5000 eurų. Tai reiškia, variklis, įpurškimas, išmetimas, kuro bakas, visi sankabos, dėžės, visą kitą šitą išmetam. To nereikia. Ir įsidedam elektros variklį, kuris tikrai nėra brangus, ir įsidedam brangią bateriją. Baterijos tuo metu, kai Golfą ėjo, maždaug apie $150 kWh kainuodavo. Tai jeigu mes įdėjome į Golfą 35 kWh bateriją po 150, tai reiškia, mes turim grubiai kainą 5000, 6000. Tai reiškia, automobilis turėtų būti brangesnis elektromobilis už analogišką ne elektromobilį 5000. Nes mes išmetėm dalių už daug tūkstančių ir pridėjom. Tikrai ne 20 000. Tai ta prasme, savikaina to automobilio tikrai nebuvo tokia ir tos paramos dalinai gadino būtent tą automobilių rinką, nes gamintojai savo, ką man pardavinėti. Iš kitos pusės automobilių gamintojai yra verslo objektai. Ir jie visada rūpinasi savo pelnu, o ne jūsų džiaugsmais. Tai aš žiūriu labai paprastai. Kai tu, pavyzdžiui, esi Volkswagenas ir tu užsidirbi iš dizelinių, benzininių automobilių, kam tau pjauti šaką, kuri yra pelninga, jeigu tu nenori pardavinėti elektromobilius, tau reikia investuoti į patirtį, į servisą, į visą kitą ir viskas kainuoja. Unikali iš tikrųjų šiandien tokia. Sveiki. Gerai. Iki galo, ne? Dėkui. Unikalus, manau, experiences. Nedaug Lietuvoje keltų per Nemuną, gal netgi vienintelis, ar ne? Neteko man keltis. Neteko keltis, man klausyk, tai prašau, kaip sakant, pirmi kartai, ne tik pirmą kartą su Volvo X30, bet ir dar su Volvo X30 keltų per Nemuną. Taupom elektrą. Taip, žinoma, kaip sakant, kad geresni duomenys būtų. Galim pažiūrėti, iš tikrųjų, kalbant apie Volvo, kokie mūsų sąnaudos. Tai šiandien nuo ryto 147 km ir vidutinės valandos 15,4 kWh 100 km. Manau, kad tikrai neblogai. Aišku, vidutinis greitis buvo 65. Ačiū labai. Tai kol kas dėl sąnaudų tikrai, kaip sakant, skųstis negalima, bet ir mūsų važiavimo, aišku, greitis yra pakankamai nedidelis, bet smagu. Tai grįžtant prie to apie automobilių gamintojus, tai sakau, mano nuomonė, tos paramos padarė meškos paslaugą ir iš vienos pusės paskatino pirkėjus, iš kitos pusės sustabdė tą konkurenciją realią tarp automobilių, kuriuos masiškai parduoda, ir tarp tų automobilių, kurie yra elektriniai, nes tiesiog tu galėjai užsidėti didesnę kainą, užsidirbti šio daugiau pinigų, nes valstybė tau dalį kompensuoja. Tai kaip visada, tai yra ir pliusai, ir minusai, ir matosi, kad jeigu tu sėdi ant dizelino arba benzinio automobilio reiškia šakos ir tau iš ten byra pelnas ir tu jau suinvestavęs daug pinigų į tas gamyklas, į tų variklių gamyklų ir panašiai, tau turi tai atsipirkti ir kai atsipirka, tu tiesiog gauni pelną nuo to kiekvieno parduoto automobilio. O elektromobilį pirmas dalykas pagaminti tau problematiška. Visi Europos gamintojai praktiškai perka kiniškas arba korėjietiškas baterijas, reiškia automatiškai trečdalis vertės iškeliauja ne į Europos darbininkų kišenes, o į Azijos. Plus tau reikia apmokyti servisą, plus papildomą įrangą servise apmokyti, tai kad vis tiek elektromobilis yra aukštos įtampos baterija turintis daiktas ir panašiai. Investuoti marketingą ir parduoti mažiau.
Tai atitinkamai pastovios išlaidos yra labai didelės. Taip. Nes tau reikia viską padaryti, ką paprastam automobiliu, o jų parduosi 1 milijoną, o šitų parduosi gal 10 000 ar 100 000. Tai yra taip, kaip yra, gamintojams neapsimoka tiesiog gaminti automobilio, todėl Tesla ir darė tokį šuolį, nes jie neturi to legacy patirties, tos investicijos padarytos į automobilių, į variklių, į viso kito kūrimą, jie atėjo nuo švaraus lapo. Tai atitinkamai jie galėjo sau leisti, o kiti gamintojai nelabai norėjo. Bet va čia labai įdomi iš tikrųjų tavo ta mintis, kad manai, kad patys gamintojai nėra labai suinteresuoti, kas, iš esmės matyti galbūt dalis tiesos, bet žiūrint į kitą dabar fenomeną, ką dažnai visi kalba apie kinų gamintojus, ar ne? Tai matyt irgi tai jų proveržis ir jų, kaip sakant, atėjimas į Europą ir kitas rinkas, visi dabar, kaip sakant, čia suglaudę ausis žiūri, kas bus, jau ir nemažus tarifus uždėjo, Amerika 100%, Europą, man atrodo, ten arti 50%. Tai tikrai visi bijo, bet matyt, kinų irgi panaši situacija kaip ir Teslos buvo, ar ne? Jie matė, kad nebepasivis su vidaus degimo varikliais, nes technologijos tikrai, kaip sakant, sudėtingos. Tai jie nuo švaraus lapo pradėjo tą daryti ir jiem puikiai sekasi. Tai ką tu apie kinus galvoji? Aš galvoju, kad šitoj vietoj suveikia ta komunistinė planinė ekonomika, kad ir kaip mes sakytume, kad tai yra blogis, bet Kinijoje tiesiog valdžia nurodė, jūs darysit taip ir jūs tiesiog darysit taip arba neturėsit. Okay. Tai automatiškai pas juos gavosi taip, kaip gavosi, nes toks buvo valdžios nurodymas ir valdžia stipriai finansavo tų pačių elektromobilių platformų kūrimą. Tai dėl ko tie tarifai vedami 38%, mato, Europą planuoja, tai būtent dėl to, kad nefinansuoja valstybė gamybą, kaip automobilio, ar ten bateriją nuperka, ar dar kažką, tai ar pinigų duoda. Kinija davė daug pinigų į vystymui pačios platformos, kas iš principo yra turbūt brangiausia dalis, tą visą platformą išvystyti, po to gaminti yra netaip sudėtinga. Tai už tai Europa sako, kadangi Kinija rėmė platformų kūrimą, o mes nerėmėm, tai automatiškai kiniški automobiliai gavosi pigesni. Tai kadangi gavosi pigesni, jie gali mus nukonkuruoti, bet mes kadangi nerėmėm, tai kaip ir nesąžininga konkurencija ir tada gaunasi, kad mes galbūt turėtume jiems įvesti kažkokias tai apribojimus tam, kad sulyginti tą konkurencingumą. Okay. Kalbant apie kiniškus automobilius, iš tikrųjų mes vienam iš jų ir sėdėm šiandieną. Tikrai taip, kiniškų automobilių labai daug, aš atsimenu kai papostindavau kokį nors postą Facebook'e apie kiniškus automobilius ir būdavo komentarai, aš tikrai niekada nesėsiu, niekada nevažinėsiu kiniškų automobilių, nesąmonė. Taip, yra politiniai dalykai, yra, nusiteikimai, kurie neleidžia pirkti, bet kinai ateina ne tik tai su savo brandais, kuriuos mes nežinome, arba tos pačios Build Your Dreams ten, ar Geely, ar panašiai, kurie nėra europiečių girdėti. Jie ateina visom kryptim ir jūs galbūt nelabai kas gilinasi į automobilizmą, raidą, galbūt nematot, bet pavyzdžiui, kinai investuoja ir perka tos pačius gamintojus. Labai geras pavyzdys, kuriuo mes važiuojame, Volvo, jeigu jūsų akise yra švediškas, tai dėja turėčiau nuliūdinti, kad Volvo jau daug metų priklauso Geely koncernui, o Geely koncernas yra kinai. Ir visi tie gražus Volvo, kurie išėję po tų kvadratinių, yra jau Geely pinigais finansuoti. Tai reiškia, kinai atėjo su savo pinigais, investavo į gamintoją, kuris tuo metu pakankamai sunkiai laikėsi ir pakankamai gerai stovi. Paimkim tą patį Range Roverį, britiška mašina, taip. Paimkim Jaguarą, dar vieną britišką markę, taip. Paimkim Jaguaro elektromobilį, kas yra I-Pace'as. Jaguaras, pradėkim nuo to, kartu su Land Roveriu priklauso Tata Motors, kas yra indai. Reiškia, tai ne kinai, bet indai, bet vėlgi, tai nėra britai. Labai seniai nėra britai. Ir elektromobilis I-Pace'as
britiškas Jaguaras renkamas Austrijoje. Tai reiškia, indų pinigais sukurta platforma britų gamintojo gaminamas Austrijoje. Ar jis tikrai britiškas? Okay. Tai vat su šitu Volvo turbūt yra panašiai. Yra koncernas didžiulis Geely, kuris valdo krūvą gamintojų kaip Volvo, kaip Zeekr, dabar tas naujas brandas, jų vienas iš populiariausių ir su juo eina į Europą taip pat. Turi Lotusą nusipirkę. Lotusas nebėra tik tai sportkarai, jeigu jūs atsimenat Lotusą su lengvom ir maža litriažiais varikliais varomo mašinėlėm, tai jau nebe tas Lotusas. Turim elektrinių Lotusų, kurie sveria beveik 3 tonas ir važiuoja labai fainai ir atrodo gerai. Bet vėlgi tai yra kinų automobiliai. Dar vienas dalykas, kaip ir visi automobilių gamintojai supranta, kad kaip ir Europos gamintojai atsidarė gamyklas Kinijoje, tam, kad būtų pritaikyti tarifai ir panašiai, Kinai nesunkiai atsidarys, o tas pats Build Your Dreams jau yra, kaip čia nežinau, ar jau statyboje gamyklos, ar sutartis tik tai yra, kad statys gamyklą Europoje ir automatiškai bus. Tai šitie muitai yra apeinami. Čia yra laikina priemonė, kuri sulaikys trumpam. Bet tai duos Europos gamintojams tokį, kaip vadinama, tą forą šiek tiek labiau pasiruošti tai konkurencijai, nes šiuo metu, jeigu ateitų Kinai su tokiom kainom, kokie yra Kinijoje, tai visiems Europos gamintojams dėja betektų bankrutuoti. Tai aš pilnai pritariu, bet vėlgi matyt, be Teslos mes neturėtumėm, aš esu įsitikinęs, elektromobilių tokiam lygio, koks dabar yra, nes tikrai Tesla, aš manau, vėlgi atvertė tą puslapį iš naujo. Ne, važiuojam tiesiai dar, aš manau, todėl, kad, žiūrint į apskritai automobilių pačią pradžią, nuo ko viskas prasidėjo, tai juk lygiai greičiai tiek vidaus degimo varikliai automobiliai, tiek elektromobiliai. Buvo netgi pirmas automobilis pasiekė 100 km/h ribą buvo elektrinis. Tai man būtų įdomu kažkur tai rasti informacijos, kur ir kodėl tas takoskyra įvyko ir mes nuėjom ten, kur mes dabar esam su naftos deginimu, bet kada nors, kaip sakant, atskirą padarysim galbūt pokalbį apie tai, bet Tesla buvo ta, kuri iš naujo vėlgi priminė elektromobilius, tai lygiai taip pat Kinai, aš manau, yra tas galbūt akceleratorius, kuris vis dėlto privers ir visus kitus gamintojus, kurie galbūt ir ne savo norų privalės pasitempti. Nes jeigu Kinai, kaip tu ir sakai, ateitų ir pradėtų pardavinėti puikios kokybės elektromobilius Europoje be muitų, aš manau, kad labai greitai mes turėtumėm liūdną vaizdą, nes išnyktų tie brandai, kuriuos mes žinom, arba jie būtų pervadinti, arba... Jie neišnyktų, bet tiesiog jie būtų nupirkti tų pačių kinų ar indų ar bet kurių kitų investuotojų. Kas galbūt nėra blogai, nes vėlgi iš kurios pusės žiūrė, nes jeigu iš vartotojo pusės, tai kuo daugiau gerų, pigių elektromobilių, tuo greičiau įvyks jų, kaip sakant, perversmas. Tai perversmas gamintojam, kurie atsilieka ir galbūt ne taip greitai vysto šitus visus pajėgumus, be abejo yra liūdesys, kas be abejo įtakotų ir ekonomiką, ypač didžiųjų vakarų valstybių, bet vis tiek, kalbant apie, sakykime, tos pačius kinų elektromobilius, tai puikia proga įsivertinti, ką mes šiandien turim. Jau pravažiavom, matyt, gerą 100 km, tai Dainiau, leidžiu tau sakyti teisybę, kaip sakant, aš pasiėmiau šitą automobilį, aš jau bandysiu, kaip sakant, advokatauti, bet tu sakyk teisybę, ką galvoji ir kaip tas kinų, gaminys tau atrodo. Aš esu čiupinėjęs EX30 tik salone, sėdėjęs, išsibandęs vietą, tai automatiškai, jeigu matot, vietos nėra taip labai gausiai, sėdžiu visiškai apatiniai sėdinės pozicijoje, tai kaip aš sakau, su mano sudėjimo žmogum gale turbūt reikėtų kojų neturėti arba būti mažam vaikui. Tai dėja taip yra, jis yra nedidelis automobilis, bagažinė irgi nebus tokia stebinanti, kad važiuosit į tolimas keliones su juo. Bendras įspūdis, aš kaip pirmą kartą pamačiau,
yra labai daug žmonių, kurie sako, oi, čia tos perdirbtos medžiagos, kaip čia fainai, viskas labai sustainable. Aš nesu tas visiškas medžiagų ir to panaudojamumo tų medžiagų antrą, trečią kartą fanatas. Ir aš manau, kad bet kurią perdirbtą medžiagą galima padaryti gražiai ir kokybiškai ir mielai liesti. Nebūtina padaryti tokios nesąmonės, kad tu lieti ir žinai, kad tai yra sustainable. Tikrai galima padaryti gražiai, kultūringai, tvarkingai ir nesu didelis fanatas šito eko judėjimo būtent į šitą pusę, kad mes padarysim ten iš jūros dumblių ar iš ten kamštelių kažkokį tai daiktą, pasakysim, kad čia yra sustainable ir vartotojas pirks. Taip, yra vartotojų, kurie pirks, yra tokių, kurie ateis, aš pačiupinėjau tą Volvo salone, galvoju, blemba, šitie plastikai bus subraižyti labai greitai, nes jie tiesiog yra tokie, kokie yra. Ir mes akivaizdžiai matome, kad ne taip daug nuvažiavęs automobilis, tikrai vadovų senas. Ir yra tokių dalykų, kurie jau atrodo kaip 10 metų automobilyje, kuris turi šiek tiek geresnės medžiagas salono. Tai, čia yra toks, kaip sakant, trendas į tą būtent perdirbtas medžiagas ir visokias kitokias. Nesu fanatas, tikrai durų šitų dalykų, kaip čia turbūt iš kokių nors ten perdirbto plastiko padarytų, apdirbtų, taip kaip yra. Tai nesirinkčiau tokio salono tikrai. Jeigu dėčiau savo pinigus į elektromobilio pirkimą ir kol kas nuvilia softas ir mygtukų visoks reagavimas, kai aš 5 kartus spaudžiu tą patį mygtuką ir tik vieną kartą sureaguoja. Tai tikrai nėra labai geras interfejsas. Kalbėjau apie ant vairo esančius. Jo, ant vairo esančius mygtukus, nes daugiau praktiškai neturime mygtukų. Jo, aš vėlgi turėčiau paantrinti tą irgi mintį, kad vis dėlto gamintojai eina įdomia linkme, kad vis dėlto tų mygtukų atsisako. Aš žinau, kad tikrai kai kurie jau grįžta, man atrodo, Volkswagenas jau planuoja gražinti mygtukus ant vairo, bet kai kurie vėlgi dizainą matyt pastato aukščiau, ar nežinau, kaštus pastato aukščiau negu kad funkcionalumą. Ir viskas ok, aš su šituo automobiliu važinėjau visą savaitgalį, tai tikrai įmanoma priprasti, viskas yra gerai, bet kai kiekvieną kartą įlipus į automobilį kitą, tu turi vėl iš naujo mokintis ir ieškoti tų funkcijų, tai nėra matyt labai paprasta. Bet iš esmės vėlgi turiu pripažinti, kad važiuojam dar tiesiai, turiu pripažinti, kad tai nėra blogiausias variantas, koks gali būti, ir tikrai labai daug specialių mokslų praeiti tam, kad suprastum, kaip kas veikia, bent jau su šito Volvo nereikėjo, ir tikrai manau, kad viskas nėra taip blogai, bet be abejo, kai turi su kuo palyginti, tai galbūt norėtųsi ir tam tikrų dalykų, kurie labiau yra intuityvūs. Tikrai taip, važiavimas šiaip gana kietoka ta pakaba, kol mes važiavom geru asfaltu, viskas buvo neblogai, o prieš keltą turėjom tarką vadinamą žvyrkelį, tikrai nelabai gerai per tarką važiuoja, bet tas pats Jaguarai Pace per tarką važiuoja žiauriai blogai, nors turėdamas orinę pakabą, tai tikrai yra, tiesiog ne visi automobiliai kurti tam, paprastai orientuojasi turbūt į didžiąją dalį klientų, kurie važiuoja asfaltu gerais Europos keliais, o ne į lietuvius, kurie turi dėja dabar prastus kelius. Tai galbūt tas modelis nebūtų toks blogas, bet šiaip prastu keliu važiuojant jaučiasi, kad tai yra ne toks labai jau komfortiškas automobilis. Važiuojam tiesiai, nes turim tikrai gražų Panemunės kelią ir, kaip sakant, yra kur paganyti akis ir išbandyti ir gerų ir blogų kelių, kad suprastumėm, kaip važiuoja automobilis, bet vėlgi aš manau, kad tų žvyrkelių arba tų važiavimo žvyrkelių tikrai nėra tiek daug, kad pagal tai turėtum rinktis matyti automobilį. Čia turbūt kiekvienas savo renkasi. Aš kadangi kelią link namų turiu žvyrkelį, kiekvieną dieną ryte ir vakare, ir jeigu išvažiuoja kiekvieną kartą išvažiuojant ir grįžtant, tai man tai yra svarbus dalykas ir kaip žvyrkelio važiuoja mašina tikrai aktualu. Tai čia ne kiekvienam, bet konkrečiai šito automobilio ir dėl to nesirinkčiau. Taip, tai yra tikrai geras automobilis tam į tą rinką taikantis. Tai yra nedidelio šeimos automobilio, nes
nes vėlgi čia 3 žmonių nesutalpinsite, galbūt ir 2 nesutalpinsite, ir bagažo nesutalpinsite daug, bet tai yra tikrai sprendimas tiems, kas nori normalaus automobilio. Pavadinkim taip, arti normalaus automobilio, nes jis tikrai panašus į kitus Volvo modelius. Ir tie, kas važinėja su Volvo, žino tą patį ekraną ir tą patį interfeisą. Tai kas man minusas vėlgi automobilio, nėra priekyje ekraniuko, kuris rodytų greitį, ir neturime head-up displėjaus. Tai automatiškai lygiai tą patį sprendimą daro Tesla, kaip ir tu Tadai minėjai, galima priprasti. Taip. Bet aš, kadangi esu vienu metu turėjęs Tesla Model Y su ekranu čia ir greičio rodymu čia ir navigacija čia, ir 4,5 metų jau turiu Tesla Model S, kuris turi čia ekraną ir jame gali rodyti ir greitį ir visą kitą, ir žemėlapio tam tikrą ištrauką, tai patikėkit, kai keičiasi automobiliai, pas mus šeimoje verdiktas, kai parduot, buvo sprendimas vienintelis. Model Y iškeliauja. Kad ir koks jis būtų taupus, ten toli važiuotų, turėtų viską tą, ką turi S-as, dirbtų greičiau, daugiau kamerų, geresnį interfeisą, visą kitą. Bet patogumas vairuotojo, prieš akis matymas greičio, matymas žemėlapio gabaliuko, nereikėtų žiūrėti kažkur į dešinę, patikėkit. Jeigu turit pasirinkimą, yra svarbu. Jeigu važinėsit tik tuo automobiliu, puikiai priprasit ir nebus problemų. Kalbant irgi apie vėlgi tos, sakykime, apdailos kokybę ar medžiagas, ar apskritai dizainą, vėlgi čia matyti skonio reikalas, bet pas mus šeimoje yra labai, kaip ir sakau, geras lakmuso popierėlis apie elektromobilį spręsti mano žmonos komentaras, ar jinai tokį norėtų pirkti ar nenorėtų, kad vairuot. Tai turiu, kaip sakant, prisipažinti, kad šitas modelis yra vienas iš nedaugelio, kurį sutiktų žmona vairuoti ir sakė, kad jai čia viskas labai gražu, viskas labai tinka ir matyt, tų medžiagų kokybė atitinka tuos standartus, kokius turi jinai. Ir vėlgi iš kitos pusės žiūrint, nors Dainius įsėdęs į automobilį, kai pradėjom vairuoti, sakė, kad man čia kažkas barška, bet ar vis dar barška kažkas? Yra. Čia yra biški, kažkas, bet taip, čia tie sustainable medžiagos biški barška, bet šiaip nėra blogai. Pasme, šiaip bendrai garso izoliacija tikrai yra nebloga. Mes nevažiuojame, aišku, greitai, bet tokio dydžio automobilio konkurencija turbūt neturi tokios pasiūlos garso izoliacijos. Taip. Kuo išsiskiria Volvo, turiu irgi paminėti, kad pirmiausia, mane labai maloniai nustebino kaina. Nes tikrai už tokią kainą aš manau, kad nelabai kažko panašaus ir galės. Drįsčiau pasiginčyti. Pasiginčijam. Kiek kaina Volvo yra? Nuo 36. Gerai. Tebūnė, 36, aš tiksliai nežinau. Tai yra bazė, tai yra galų varoma tikėtina, ar viena ašim varoma. Mažesnė baterija, 38, ne? Jeigu norėsite biškį pakomplektuoto labiau, susidėsit kažką daugiau, bus 43-45 tūkstančiai. 47 tūkstančius investavę galėt nusipirkti ID4 Volkswageno saloną. Bent jau galėjote. Tikrai imčiau Volkswageną. Okay. Jeigu dydis yra svarbu, ta prasme, kompaktiškas automobiliukas miestui, tada konkurencijos jis nelabai turi, jeigu jums reikia žinomo brando. Nueisite pas tą patį kinų gamintoją Orą, kurį pardavinėja pas mus Subaru importuotoje. Oro salonas atrodo 3 galvom anksčiau negu šitas, su visokiom odytėm, su persiuvimais per odą, žymiai geriau atrodo. Ta prasme, net šalia nestovėjo, kaip aš sakau. Tai žymiai geriau padarytas salonas, kainuos 12 tūkstančių pigiau startas ir tas startas bus turtingesnis negu Volvo. Su mažesnė baterija, su didesnė apie 30 tūkstančių. Tai, ta prasme, tikrai yra iš ko rinktis, kas nebūtinai turi Volvo. Jeigu reikia Volvo, reikia tokio tipo automobilio,
Turbūt artimiausias konkurentas yra Hyundai Kona. Jo, aš tą patį norėjau sakyti. Bet vėlgi, senoji Hyundai Kona, ne naujoji. Naujoji yra brangesnė, bet jinai yra didesnė. Okay. Ir jinai bus tikrai efektyvesnė, bet šitas greičiau krausis. Medžiagos naujoji irgi yra sustainable, tai nėra tokios labai geros. Tai dizainas yra gražesnis negu senos. Išorės dizainas Volvo yra žymiai gražesnis negu Konas, man asmeniškai. Tai vėl, čia preferencijos įvairios, kaip sakant, Kona priekiu varoma bus, čia bus kitokia platforma. Tai yra turbūt tų konkurentų, bet dėl tos kainos, kur žmonės sako, o, tai čia labai gera Volvo kaina. Ne, jinai nėra gera. Jinai yra reklamoje gera, 36 ar 8 tūkstančiai startas tikrai yra, atrodo geras. Bet kai tu ateini pakomplektuotą mašiną pirkti, tai tu supranti, kad ten kainuoja ne taip mažai ir kai jau jinai pasiekia 45, ten 50 ribą iki to PVM-inę, ten atsiveria visai kitas galimybės. Okay, taip giliai iš tikrųjų nenagrinėjau, bet bent jau man nepasirodė, kad ten labai daug tų opcijų yra, žinai, kad ten galima būtų prisidėti, bet vienas dalykas, kas iš tikrųjų manau, kad neturi konkurentų, tai yra performance versija. Sutinku, iš dalies. Kuri nuo ten nepilnai 50 000 eurų kainuoja, o įsibėgėja nesuvokiamai greitai. 3,6-3,7 sekundės iki 100 km. Aš netgi savo apžvalgoje, kai dariau šito EX30, aš netgi pasakiau, kad tai yra tikrai beprotybė, nes tokiam automobiliui šitokios galios aš nesuvokiu, kam įdėta yra. Taip, tu parodai, ką tu gali, ką, kaip sakant, gali tavo technologijos, bet kas iš tikrųjų su tuo automobiliu bus po kokių 3-5 metų, kai prie jo vairo sės žalias jaunimėlis ir matyt iš BMW dizelinių visi sės prie Teslų Performance ir prie Volvo EX30. Prie Volvo EX30 turbūt nesės, nes vėlgi tai nėra tas performance brandas. Prie Teslų jau sėda senokai, tai dalis Teslų vairuotojų yra tokie, kaip sakyčiau, kaip mes pavardžiuojam marozai, kuriuos susitikus prie įkrovimo stotelės nenorėtum su jais bendrauti, bet yra taip, kaip yra. Tai tikrai yra performance versija, jeigu reikia tokio automobilio ir jums patinka pagreitis. Matyt, kad tai yra pigiausias sprendimas, nes Teslos trečiukas performance'as kainuoja daugiau. Kada pas mus bus taip kaip Norvegijoje, ar tai 100% naujų pardavimų? Norvegija visi labai žiūri kaip pavyzdį, bet ko nesupranta daug kas, kad Norvegai turėjo sąlygas, kurių neturi nei viena ES šalis. Nes pas juos visą laiką naujom mašinom buvo mokesčiai arti 100%. Taip, tai sumokė už automobilį dar 100%. Tu labai nesunkiai sumažindamas tokius mokesčius drastiškus, kurių mes neturim visiškai. Neduodamas, o paprasčiausiai neimdamas. Neimdamas tų mokesčių galėjai paskatinti. Plius, Norvegija yra dar labai toks keistas pavyzdys, nes tai yra pakankamai nemažai naftos turinti šalis. Taip. Ir jie pumpuoja naftą ir vietoj to, kad patys naudotų, jie eksportuoja, gauna pinigus ir už tos pinigus finansuoja elektromobilizaciją. Tai ar bet kuri kita šalis Europos gali tai padaryti? Ne, nes neturim tų mokesčių tokių, neturim naftos, negalim ją eksportuoti ir visiems tiem, kurie nežali, iš jų pasimti pinigus ir iš tų pinigų finansuoti. Tai dėja, Norvegijos pavyzdys yra turbūt išskirtinis, bet nesektinas, nes mes neturim kaip to pavyzdžio sekti. Tiek resursais, tiek pinigais, tiek visų kitų. Bet yra tikrai variantų, ta pati Olandija, kurie finansuoja pakankamai nemažai ir ten tų mašinų tikrai yra daug. Tai įmanoma ir kitaip padaryti, bet Norvegijos pavyzdžio mes nepakartosime. Okay. Bet vėlgi tas Norvegijos pavyzdys, ar ne, kad vis dėlto jie turi tos didelius mokesčius, ar ne, tai ir jų neimdami taip skatina ir tikrai proveržis praktiškai dėl to ir įvyko. Bet Lietuvoje mes turim pakankamai
tokią unikalią situaciją, kad praktiškai mokesčių jokių nėra už automobilius, tokių, kad, taršos mokestis vieną kartą registruojant susimoka registracijos mokestis, kaip tai turėtų teisingiau vadinama. Tai jo, aš esu daug kartų diskutavęs tą temą, kaip paskatinti. Ir visą laiką yra dvi priemonės, arba tu skatini, arba tu baudi. Jeigu tu nori kažkokį sprendimą, kuris nėra naudingas ar nėra aiškus savaime, kad tu būtinai darysi tą sprendimą, tai tu turi kažkokius dalykus daryti. Tai yra arba skatinti, arba bausti, arba kombinuoti. Ir bausmę su skatinimu. Tai reiškia, jeigu skatimas nepakankamai veikia, o tau reikia pasiekti tos skaičius, teks bausti. Tai atitinkamai pas mus buvo pakankamai neblogas projektas taršos mokesčio, to jau tikrojo taršos neregistracijos mokesčio, bet dėja politikams tai yra politinė savižudybė. Ir ypač prieš rinkimus artėjančius niekas to nedarys. Tai yra Prancūzijos pavyzdys, kurie užsidėjo didžiulius mokesčius benzininiams, dizeliniams automobiliams perkamiems, tikrai didžiulius mokesčius taršos. Ir tada taip skatina, kad ir perkant elektromobilį, ir tu baudžiamas pirkdamas ne elektromobilį. Tai yra tų priemonių, kaip padaryti, bet tu tikslu, kaip tu ir mini, kad tos, reiškia, priemonės lietuvių, kur ten nusibrėžia tikslą ten N procentų ar ten N tūkstančių automobilių tam tikram metam. Aš kažkada traukdamas per dantį mūsų valdžią buvau pasiėmęs tą ministro prezentaciją, tada paskaičiavęs, kiek dienų liko iki to ir padalinęs tą skaičių, kiek mums trūksta automobilių ir įkrovimo stotelių, padalinęs iš to dienų skaičiaus. Tai patikėkit, nepasieksim. Ta prasme, ir skatindami, ir bausdami, ir visaip kitaip nepasieksim. Paprasčiausiai nepasieksim, nes tiesiog skaičiai. Mes esam naudotų automobilių rinka atsiliekanti nuo Europos per 10 metų. Atitinkamai, tada, kada masiškai antrinėje rinkoje atsiradinės elektromobiliai, tada ir mes eisim į tą elektromobilių procentą didesnį. O kol bus taip, kaip dabar yra, kad mes kažkiek parduodam tų elektromobilių, bet tai sudaro ten labai nedidelį procentą. Tai tokių skaičių, kokios ministerijos deklaruoja prezentacijose, nepasieksim. Aš manau, kad tai, daug kas supranta, reikia tik tai matyti, žiūrėti, kaip įmanoma bent jau artėti prie to. Ir dabar, man atrodo, paskutiniai skaičiai pardavimai elektromobilių, vėlgi, jie kyla. Ir nėra taip, kad ten, kaip kas skalambija, kad čia viskas elektromobilių jau niekas nebeperka, viskas yra normalu ir sakykime, organiškai, bet faktas, kad to proveržio tokio, kaip matom Norvegijai, matyt, nei vienas negalės pasiekti, bet įdomu, kaip Prancūzijai sekasi. Iš tikrųjų, aš nepamenu, kad jie būtų vieni iš tų lyderių, kad labai daug tų elektromobilių parduotų, nors, kaip tu sakai, turi ir didelius mokesčius ir skatinimą, bet matyt, to irgi neužtenka. Tai labai geras pavyzdys, kad neužtenka to, kas yra, jeigu vartotojui tai nėra savaime suprantama. O savaime suprantama gali būti kaip kainos paritetas, jeigu tai yra elektromobilis analogiškas paprastam automobiliui ir kainuoja tiek pat, tada tu darai pasirinkimą savo jau tada sprendimą, ar tai patogu ar ne, nes šiuo metu, kaip tavo video pateikiama dažniausiai, kad mes turime tą kainos skirtumą, tada kainos skirtumą kompensuojame tuo, nuo 3, 5 ir panašiai, ir tada mes kažkaip ten tą total cost of ownership gauname geresnį. Bet tokių skaičiuojančių turim mažumą. Ir ypač antrinėje rinkoje, kai perka žmonės, tai ten žiūri ne į tos dalykus. Tai tiesiog savaime nepasieksim. Gerai, dar viena tema, kuri šiandien nedaug lietėm, ką visi irgi kalba, kad infrastruktūros klausimas, ar ne? Kad kol kas neįmanoma niekur pasikrauti elektromobilio, per mažai eilės, ir čia netgi ir straipsnių buvo, ir video reportažų apie tai, kaip žmonės irgi atsisakinėjo elektromobilių, vien dėl to, kad valandom laukia, kol galės įkišti laidą į savo elektromobilį. Ką tu galvoji šitoje vietoje? Gerėja, bet tikrai nėra infrastruktūra dar tokia, kokia norėtųsi. Kadangi, sakau, aš važinėjęs jau nemažai metų ir Europoje ir matau tenai progresą, tai
mes progresą turime, bet irgi ne tokį labai greitą, kaip norėtųsi. Tiesiog per mažai elektromobilių, per mažai įkrovimo stotelių. Kol neturim daug elektromobilių, neapsimoka investuoti į stoteles, kol neinvestuoja į stoteles, neturim daug automobilių. Tai toks vištos ir kiaušinio klausimas visada. Iš kitos pusės, modeliai kuo toliau, to turi didesnės baterijas, toliau nuvažiuoja ir panašiai. Ir kaip aš sakau, kažkada tai, nežinau, po poros metų, visi automobiliai iš Vilniaus nuvažiuos į Palangą. Ir tada klausimas investuotojo, kuris investavo Kryžkalnyje, ar dar kažkur tai įkrovimo stoteles. O kam? Jeigu visi iš Vilniaus važiuodami nuvažiuos, nes komerciškai vis tiek pasikrauti yra brangiau negu namie įsikrauti. Tai automatiškai kam? Vištos kiaušinio klausimas vėlgi. Aišku, žinoma, turėsim antrinę rinką, kur automobiliai nenuvažiuos tas kilometrus ir panašiai. Tai čia yra daug visokių dalykų, kaip sakant, daug visokių klausimų, bet šiaip infrastruktūra tikrai galėtų būti geresnė. Bet kur tau trūksta iš tikrųjų, nes man tai atrodo, kad mano gal poreikiai yra tokie, kad aš nesibastau po tuos Lietuvos regionus, kur dar nėra, žinai, tų kroviklių. Pagrinde vis tiek važiuoju prie jūros, ką manau ir ten didžioji dauguma Lietuvos gyventojų autostradą važinėja ir ten to sustojimo Kryžkalny, kur nuo pernai jau yra 6 krovikliai, aš tikrai nedaug važiuoju, 5-6 kartai galbūt per metus, bet nei karto nėra buvę, kad aš laukčiau eiliai ir išskyrus per lenktynės elektromobilio. Tai ar tikrai čia yra ta problema ir kur tu manai trūksta tų kroviklių? Dabar paimkim tokį tipinį Vilniečio turinčio nekilnojamą turtą Palangoje ar prie jūros tiesiog portretą. Jis nusipirko Teslą, jis nuvažiuoja tenai, jeigu jis turi namą ir turi rozetę, viskas yra tvarkoje. Jeigu jis neturi namo ir neturi rozetės, iškai jam Palangoje reikėjo įsikrauti. Palangoje turėjome Lidlą, turėjome nemokamą stotelę, kur amžinai eilė, taip, ir turėjom kelis viešbučius, kurie turėjo lietas. Reiškia, tu net ir turėdamas Teslą, jeigu turi kitą automobilį, į Palangą nevažiuodavai. Tai dabar pažiūrėkim taip, jeigu visi tie, kurie turi Teslas ar bet kurį kitą elektromobilį, važiuodami į Palangą, važiuotų elektromobiliu, patikėk, tų 6 stotelių mums lygiai taip pat neužtektų kaip ir per lenktynės. Kiekvienais metais mes per lenktynės parodom paveiksliuką, kaip atrodo išvažiuojant, tai mūsų kiek buvo iš viso 50. Ir tai visi jau žinojo, kad važiuosim, tai bandė pasiskirstyti, kas ten vienu metu pasikrauti, įsikrauti važiuoja, kas kitu metu, reiškia atvažiavo vienu metu, sakykim, 30 automobilių. Dabar paskaičiuokim, kiek, pavyzdžiui, penktadienį iš Vilniaus išvažiuoja automobilių į Palangą. Paimkim, nežinau, 5% nuo to kiekio. Tai bus stipriai daugiau negu 30 automobilių, tikrai stipriai daugiau. Ir automatiškai kiekvienoje stotelėje, kurią turime, turėsime eilę. Tai tikrai reikia ir Europoje tai labai akivaizdžiai matosi, nes jie irgi pradėjo, kai aš su Kia važiavau, visur statydavo po vieną stotelę. Vieną, maksimum 2, 50 kW, 17-18 metai. Dabar Ionity stato paprastai Europoje ne mažiau 6. Dabar dažniausiai tu atvažiuoji ir jau visur kasinėjama aplinkui ir daroma. Tai 12, tai 18. Tai vėlgi, čia Tesla, kur yra pranašumas, tu atvažiuoji į Tesla ir ten 40. Ir ta prasme, ten yra tas kiaušinio klausimas, kad pirmiau įkrovimo infrastruktūra, po to ta infrastruktūra bus naudojamasi. O pas mus dabar, kaip tik galiu pasakyti, nežinau, čia gal dar net ir ne visai, kaip sakant, vieša informacija. Europos tiekėjas Ionity, kurį turime Lietuvoje 3 vietas, išaldė Baltijoje investicijas, nes neatsiperka. Tai ką aš galiu pasakyti? Taip, neatsiperka, nes per mažai. Nedarysi daugiau, net važiuos daugiau tų klientų. Tai taip, turim daug konkurentų, kurie turi planų šiemet, kitais metais investuoti ir tikrai pagerinti šitą infrastruktūrą. Tai manau, kad tikrai turėsime įkrovimo stotelio lūžį artimiausiais metais. Ir tada turbūt sekančia mūsų pokalbio tema jau šito nebeturėsime to klausimo, bus įkrovimo vietų pilna kiek nori. Ir kas dar labai iškreipia mūsų tą įkrovimo ir stotelių vystymąsi, tai yra nemokamas įkrovimas. Tai buvo didelis pliusas tada, kada reikėjo tos pradinius skaičius pardavimo pademonstruoti, nes tikrai aš pats rinkau
rinkausi elektromobilį su mintim, kad aš galėsiu naudotis tą nemokamą infrastruktūrą ir tikrai daug kas planuoja taip, planuodavo, kol buvo ta nemokama. Ir labai gerai parodo pavyzdys Kaune. Kauno stotelės nemokamos paskutiniu metu prieš pat apmokestinimą būdavo visą laiką pilnas. Okay. Visą laiką pilnas eilutės stovėdavo, ten dar pasidalindavo, kas pusę valandos atjunginėdavo, dar nepamirškime. Dabar aš vakar važiavau pro Akropolį Kauno, stovi 2 lėto įkrovimo ir stovi greita, tuščia. Nes yra mokama. Tai parodo klausimas, kaip, ar trūksta infrastruktūros? Ne, stovi. Taip. Bet tiek elektromobilių, kiek mes turime, jie tikėtina turi galimybę įsikrauti kažkur, kur kainuoja mažiau, patogiau ir panašiai, bet važiuodavo ten tik dėl to, kad buvo nemokama. Tai, o komerciniai tiekėjai, tokie kaip Ignitis, Nefitas, Eleportas ir panašiai, žiūrėjau Vilnius Klaipėda autostradą, sako, ten kas 50 km yra nemokama stotelė, kam? Nors aš esu įstikinęs, kad jau prieš 2 metus pastatė tose vietose greitesnės įkrovimo stoteles, kuriuose nereikėtų laukti, būtų turėję tų klientų. O dabar ypatingai. Tai verslas žiūri į pelną. Taip kaip gamintojai, taip ir elektromobilių įkrovimo stotelių tiekėjai. Tai dabar jie investuoja ir tikrai manau, kad kelis metus nematys to pelno. Tai turbūt dėl to ir tas Joničio sprendimas neplėsti toliau, nes pamatė, kad dar anksti, dar mažai procentas ir jis nekyla taip eksponentiškai, kaip norėtųsi. Bet tikrai turim pakankamai lietuviškų, latviškų, estiškų tiekėjų, kurie konkuruoja, kurie labai daug vietų nusimatė, ką darys. Tai manau, kad kitais metais, sakau, šitą temą turėsime uždaryti kuriam laikui. Nes nebebus kas... Aš manau, kad visą laiką bus tų, kurie, kaip sakant, verkia dėl to ir ieško tų priežasčių, dėl ko čia pasiteisinti, kodėl čia neperka, bet aš vis dėlto manau, kad tikrai ateityje tų stotelių reikės daugiau. Faktas, ta prasme, vienareikšmiškai su elektromobilių skaičių augimu mums reikės, kad jų būtų ženkliai daugiau negu dabar, bet pagal dabartinį skaičių elektromobilių, ar tikrai yra problema tau nuvažiuoti į tą pajūrį? Tau iš Kauno matyti iš vis nereikia stoti, žinai, bet iš Vilniaus važiuojant, sakau, man nebuvo problemų. Taip ateityje, jeigu nedaugės tų skaičių kroviklių, tai bus reikalų, bet kaip tu pats ir sakai, man netgi iš vienos pusės atrodo per daug optimistiški tie kroviklių operatoriai, statydami tokius didelius parkus. Nes ką dabar Kaune padarė Eleportas, ar ne? Ten keliasdešimt kroviklių Akropolį. Aš manau, tai yra užsiėmimas vietos paprasčiausiai. Ta investicija tikrai neatsipirks artimiausiu metu, bet labai stipriai pasikeis tada, kai bus panaikintas nemokamas valdiškas įkrovimas. Bet vis dar yra tų nemokamų? Vis dar yra, visos autostradinės stotelės iki šiol yra nemokamas. Bet tai perėmė imbalances? Neperėmė, imbalances yra tik administratorius. Bet vis dar nemokamas? Tada, kada valdžia pasakys, kad gau, tada jie tą dieną yra... O kodėl jie nepanaikina? Čia yra turbūt vėl artėja, gal rinkimai, nežinau kokios priežastys. Čia, taip sakant, imbalansas yra pasiruošęs. Ir jie, kai gaus nurodymą įjungti, jie įjungs. Tai ir yra visi įkrovimo lipdukai, visa kita, viskas paruošta. Programėlė yra, bet vis dar... O kitas dalykas, dar turime nemažai savivaldybių, kurios yra nemokamai. Na, bet ten gavę tą europinę paramą ir negavę. Tas pats kaip su kelių direkcijos stotelėm autostradai. Tai ta pati kelių direkcija pirko ir dovanojo savivaldybėmis, savivaldybės pasistatė. Tai kai kurios jau apsimokestino, kai kurios planuoja, kai kurios dar ne. Tai automatiškai yra tų nemokamų įkrovimo opcijų ir aš manau, kad stipriai tas shiftas įkrovimo pasikeis tada, kada visi bus mokami ir mes neturėsim tos opcijos. Tai kažkurio metu turėsim žemyn kreivę turbūt elektromobilių pirkimo, nes tu akivaizdžiai jau žinosi, kad tu nemokamai jo neįkrausi, reikės mokėti ir kai mokėsi, nebus taip labai pigu. Tai tada reikia svarstyti įkrovimą namuose. Tai aš visą laiką, kai klausia manęs apie elektromobilius, sakau, ar turite rozetę namie, ar turite rozetę darbe. Jeigu turite, tada jūs esate pasiruošęs elektromobilį. Jeigu neturite, tada priklauso nuo to, kaip jūs nusiteikia. Turiu klientą neseniai nusipirkusi Hyundai Kona, kuris krauna imbalanso stotelėje prie iki parduotuvės, kuri yra ten kilometro atstumu nuo jo namų. Tai jis tenai parkuoja savo automobilį ir įkrauna naktį ir iškia dieną važiuoja į darbą ir visus reikalus tvarkosi, neturėdamas namie galimybės ten parkingo vietos ar panašiai ar įkrovimo stotelės. Tai
labai džiugu, kad va, toks imbalanso sprendimas yra, tas, kas gyvena prie iki parduotuvių ir turi tą galimybę, kodėl ne. Bet čia aš manau, kad ateitis ir yra, ir tai vienas iš sprendimų būtent tų klausimų, ką visi dabar kalba apie senus daugiabučius, kur tikrai nebus galimybės ten pastatyti tiek, kiek reikia, bet jeigu tu matai pro savo buto langą prekybos centrą, kur aikšteliai yra, nežinau, keliasdešimt vietų, tai tikrai jose gali būti ir matyti krovikliai didžioji daug. Tikrai taip, jo labiau, kad naktį jos būna tuščios ir jas tikrai čia labai geras panaudojimo yra pavyzdys, kad tuščia aikštelė atidarėjai įkrovimo hubui. Tai iš tikrųjų prieš metus ar net daugiau esu girdėjęs apie tokius gandus, kad Kaune kažkoks pilietis nusiteikęs įkrovimo hubus miegamuose rajonuose daryti po daug, reiškia, lėtų stotelių, bet kažkaip vis dar neišgirstu, kaip čia tas realiai vystosi. Bet mintis tokia ir yra, kad tu miegamajam rajone turi kažkokį tai hubą, kuris nėra tavo kieme, bet yra netoliese ir tu atvažiavai, įsijungiai. Tai sakykime, tokie patys švedai, jie turi privalumą, nes pas juos būdavo toks dalykas kaip variklio pašildymas. Ir jie turėdavo parkinguose rozetes, kur reiškia prisijungdavo į savo automobilį, kad prie minusų temperatūros tokį pasišildyti variklį ir galėtum, reiškia, užsikurti tą automobilį. Tai jie išnaudojo va tą infrastruktūrą, kuri kažkada buvo padaryta labai paprastai. Tiesiog į tą pačią rozetę dedi įkrovimo stotelę ir viskas, ir važiuoja, ir laida. Tai vienas iš sprendimų toks. Kitas sprendimas Vilniaus apšvietimo stulpai, kur tikrai galima padaryti. Tik tai jie vėlgi, kai statė stulpus, tai negalvojo, kad čia bus reikia privažiuoti prie to stulpo ir ten laidą pasiekti ir panašiai. Tai ne visur tai gali padaryti, bet tai yra vienas iš sprendimų daugiabučių rajonams, kad elektrifikuoti įkrovimo stotelėmis stulpus elektros. Tai tų sprendimų tikrai yra tikrai padaromi ir tos pačius daugiabučius gali visas stoteles, visas vietas elektrifikuoti, bet kol kas turim per mažą procentą. Bet ir šiaip aš manau, kad politinė galbūt nėra valios, nes man atrodo pagal tos reglamentus statybų jau dabar turi būti kažkiek naujose parkavimo vietose ir taip, rekonstruojamuose arba naujai rengiamuose, bet kadangi pats dirbu ofise, kuriam susidūrėm su būtent tokiu reikalavimu, ten buvo renovuotas pastatas. Ir kadangi aš tuo metu buvau vienintelis elektromobiliu važinėjantis, tai man buvo labai skaudu, nes įstatymas reikalauja įrengti, nereikalauja įjungti. Ir čia yra esmė, dėl ko pas mus 1,5 metų ta stotelė stovėjo, bet jinai nebuvo įjungta. Tai prasme, taip, reikalavimą atitikom, padarėm stotelę, jinai prijungta, veikia? Ne. O reikalavimas yra, kad veikia? Ne. Tai vėlgi, įstatymo neužteks. Ir žmonės tie, kurie matys, kad tai yra nenaudinga, nedarys to. Bet ir per mažai, jeigu ten vis tiek, kiek aikšteliai ten matyti keliasdešimt vietų, o kiek ten 1-2 įrengia. Tada buvo reikalavimai tokie ir to užteko pagal reikalavimus. Tai aš tiksliai STR tikrai nesakysiu, kaip dabar yra reikalavimai, bet esmė tame, kad galima apeiti ir taip. Dabar mes turime tikrai daugiau stotelių, nes tuo pačiu mes tam pačiam ofise su Telia gyvenam ir Telia nusipirko daug prabornų ir turi elektrinių kablukų, tai jie naudoja daug ir mes dabar turim daug elektromobilių ofise, tai turim tikrai daug stovelių palyginus. Bet pradėjom nuo tokios, kur buvo pagal reikalavimą padaryta ir neįjungta. Tai per prievartą sunku, bet kai poreikis atsiranda ir ypač, aš sakyčiau, labai didelis paskatinimas buvo tada, kai ta stotelė pasidarė įjungta ir įmonė finansuoja dalinai tą įkrovimą, tai daug kas padarė sprendimą to, kad aš vis tiek atvažiuoju į ofisą, aš čia įsikrausiu nemokamai, kodėlgi ne? Kodėl nesutaupyti? Dabar turim tikrai kokio, nežinau, 10 automobilių iš 100 darbuotojų, tai manau, kad tikrai labai neblogas procentas. Dainiau, artėjom prie mūsų pradinio išvažiuoto taško, pravažiavom ne tiek ir mažai, iš tikrųjų, pažiūrim, kokie mūsų rezultatai. Tai iš viso šiandien pravažiuoti 274 kilometrai, dar liko 158, tai visai neblogas visas range'as. Iki jūros nuvažiuotume. Iki jūros matyt būtumėm nuvažiavę, aišku, dalį kelių ir žvyrkeliais važiavom, tai nebandykit kartot mūsų iššūkių. Vidutinė sąnauda 16,4, vėlgi nedaug buvo važiuota autostradoj, tai matyt sąnaudos yra pakankamai geros.
vidutinis greitis 68 beveik kilometrai. Tai manau, kad tikrai, kaip Dainius sako, iki jūros nevažiuotumėt, žiemą gal nelabai maksimaliu greičiu, bet automobilis tinkamas tiek po miestą važinėti, tiek ir ilgesniam kelionėm. Bet Dainiau, gal tada vis dėlto apibendrinant visą mūsų tą ilgą pašnekesį, kokie būtų patarimai tie, kurie galvoja įsigyti elektromobilį, ir ką parekomenduotum tie, kurie sako, kad elektromobilis dar ne man. Ar verto jos atvertinėti ir įtikinėti? Tai natūraliai atsivers kažkada tai turbūt, arba kaip mes jau aptarėm, skatinant arba baudžiant. O šiaip, jeigu šeimoje turite 2 automobilius ir turite galimybę įsikrauti arba darbe, arba namie, tai vienas turėtų jau šiandien būti elektromobilis, nes tikrai patenkintų visus poreikius, praktiškai bet kuris elektromobilis patenkintų tos poreikius. Jeigu perkate vieną automobilį ir planuojate su juo važinėti didžiuliais atstumais dažnai, tada turbūt elektromobilio kol kas reikėtų dar nesirinkti, palaukti, kol pagerės infrastruktūra, kuri tikrai pagerės artimiausiais metais. O jeigu šiaip svarstate, ar elektromobilis ar ne, pasiskaičiuokite atstumus, kuriuos važiuojate per dieną, per savaitę, ar dažnai važiuojate tos didelius atstumus, nes labai dažnas pasakymas būna, oi, negalėsiu nuvažiuoti prie jūros. O kiek kartų važiuoja prie jūros? Nu, gal 1-2. Tai 1-2 pirmas dalykas galėsit pakeliui įsikrauti, antras dalykas, net jeigu nenorit su tuo automobiliu, kurį turite elektrinį, važiuoti prie jūros ir ieškoti tų įkrovimo stotelių, yra automobilių nuoma, kuri tikrai gali išspręsti visus tos klausimus vienam savaitgaliui be problemų. Tai tikrai tai yra tų sprendimų jau šiandien, galite sėsti į elektromobilį ir negalvoti, bet ne visi, jeigu neturite rozetės, kasdien važiuojate didelius atstumus, turbūt dar reikėtų palaukti. Nesikankinkit. Taip. Tai puikiai, ačiū labai Dainiau už krūvą gerų ir įdomių minčių. Jūs parašykite savo mintis irgi, ar sutinkat su tuo, ką mes šiandien išpasakojom jums. Jeigu norite, kad ir daugiau pokalbių su Dainium būtų, tai būtinai parašykite. Jeigu norite kažką, kad pakalbinčiau, irgi pasiūlykit, kas galėtų būti pašnekovas, kuris būtų įdomus jums išgirsti. O ką, likite su mumis ir kitą kartą, o tiesa Volvo EX30 šito modelio, su kuriuo mes šiandien su Dainium važinėjom, apžvalgą taip pat galite rasti šito video aprašyme arba oev.lt YouTube kanale. Tai ačiū visiems už dėmesį, linkiu geros dienos ir iki kitų susimatymų. Iki.